Sveiki. Šiame video parodysiu Jums, kaip reiktų atlikti check-in procedūrą, tai yra lietuviškai savo aviabilietų registravimo procedūrą Ryanair internetinėje svetainėje. Taigi, nuo ko reiktų pradėti? Žinoma, pirmiausia, jums reikia apsilankyti pačioje Ryanair internetinėje svetainėje arba tiesiog vadovautis nuorodą, kurią jūs rasite laiške gautame iš Ryanair avialinijų su priminimu dėl jūsų aviabilietų registracijos. Taigi, jeigu jūs apsilankite Ryanair svetainėje, viskas, ką jums reiktų padaryti, tai paspausti štai šį melsvo mygtuką Manage Booking. Na ir atsidariusime štai šiame lange pasirinkti Online check-in paslaugą. Tai padarę prie save išvysite štai tokį puslapį, kurio viršuje yra jums priminama, kad tiems asmenims, kurie ketina įsigyti asmeniškai pasirinktas sėdėjimo vietas avialaineryje, savo bilietų check-in procedūrą galima atlikti nuo 30 iki 8 dienų iki jūsų skrydžio pradžios. Tačiau, jeigu už papildomas vietas mokėti jūs nenorite, tuomet savo bilietų registracijos procedūrą jūs galite pradėti atlikinėti likus ne daugiau kaip 7 dienoms ir ne mažiau kaip 2 valandoms iki jūsų skrydžio pradžios. Taigi, šią informaciją turėkite omenyje. Nes pavyzdžiui, jeigu jūsų Ryanair skrydis yra į abu galus, tai yra su Ryanair avialinijomis jūs skrendate ir pirmyn ir atgal, ir jūsų kelionės trukmė, tarkim, yra 7 dienos, tai reiškia, kad jūs savo bilietų registraciją atgaliniam skrydžiui galėsite pasidaryti tik tais tą pačią dieną, kuomet bus vykdomas jūsų skrydis pirmyn. Na, seniau Ryanairas buvo palankesnis būtent šio klausimu ir žmonėm leisdavo skrydžius registruoti likus bent jau 14 dienų iki skrydžio pradžios. Tačiau tikriausiai jie įvedė šių taisyklių pakeitimus su intencija, kad būtų parduota kuo daugiau sėdimų vietų avialaineryje. Taigi, ką reiktų daryti toliau? Kaip matote žemiau, norėdami pradėti savo bilietų registraciją, jūs tam reikalui galite pasirinkti 3 opcijas. Tai yra pirmoje, jums reikia nurodyti savo skrydžio rezervacijos numerį, kurį jūs greičiausiai gavote elektroniniu paštu tą dieną, kai įsigijote savo aviabilietus. Na ir antroje grafoje jums reikėtų nurodyti kreditinės ar debitinės kortelės, kurie pirkote savo aviabilietus paskutinius 4 skaitmenis. Jeigu jūs pasirinksite opciją numeris 2, tuomet jums vėlgi reikės nurodyti savo skrydžio rezervacijos numerį, elektroninio pašto adresą, na ir savo skrydžio kryptis. Tai yra iš kur skrendate ir į kur skrendate. Na ir pasirinkę trečiąją opciją, jūs turėsite nurodyti savo išvykimo datą, elektroninio pašto adresą, bei vėlgi savo skrydžių kryptis. Tai yra iš kur skrendate ir į kur skrendate. Tai, kaip jau minėjau, viskas, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną jums primtiniausią opciją, užpildyti joje reikiamus laukelius, na ir tai padarius spausti Online check-in mygtuką. Na ir tai padarę kelių akimirkų bėgyje, jūs prie save pamatysite štai tokį puslapį, kuriame bus nurodyta keleivių, kurie keliauja su jumis arba kuriems jūs perkate aviabilietus duomenis. Tai yra vardas ir pavardė. Na ir čionai viskas, ką jums reikia padaryti, tai nurodyti šių keliaujančių asmenų tapatybės duomenis. Kaip matote, prie kiekvieno iš jų yra nurodytas tuščias laukelis, kurį jums reikėtų pažymėti varnele. Na ir tai padarius, po pažymėtų varnelę asmenių atsiras štai tokia lentelė, kur reikės nurodyti būtent to asmens pilietybę, gimimo datą, dokumento tipą, kurį jis ketina pasiimti su savimi į kelionę, tai gali būti pasas arba ID kortelė, būtent to dokumento numerį, dokumento išdavimo šalį, na ir šio dokumento galiojimo terminą. Tai yra data, iki kada šis dokumentas galioja. Na ir lygiai tokią pačią procedūrą jums reiktų atlikti su visais keleiviais, kurie keliauja su jumis. Tai yra pažymėti varnele laukelį, esantį prie kiekvieno iš keleivio, na ir prie kiekvieno iš keleivio nurodyti tą pačią jo asmenybę patvirtinančią informaciją. Na, kai nurodysite visų keleivių tapatybę patvirtinančią informaciją, štai šis šiuo metu esantis pilkas check-in mygtukas nusispalvins geltoną spalvą ir viskas, ką jums reiks padaryti, tai jį paspausti. Tai padarius prie save pamatysite štai tokią lentelę, kurioje nurodytas tekstas
teigiantis, kad visa informacija, kurią jūs nurodėte apie keleivius, kurie keliauja su jumis, turi būti teisinga ir ateityje jau nebebus galima jos modifikuoti, naudojantis internetinę bilietų registravimo platformą. Todėl, jeigu padarysite klaidų, jūs turėsite kreiptis į Ryanair skambučių centrą, na ir žinoma, už jūsų teiktą pagalbą jums reikės mokėti papildomai. Taigi, pildydami savo ir kartu su jumis keliaujančių asmenų tapatybę patvirtinančią informaciją, būkite atidūs ir ją pasitikrinkite kelis kartus, tiesiog, kad nepaliktumėte, pavadinkim taip, žioplų klaidų, na ir vėliau, kad nereiktų jums už jas mokėti. Taigi, o jeigu esate tikri, kad visą informaciją nurodėte teisingai, tiesiog spauskite OK mygtuką. Tai padarę prie save pamatysite štai tokį langą, na ir čia vėlgi bus nurodyta visų keleivių informacija, tai yra vardas ir pavardė, na ir šalia štai prie kiekvieno iš keleivių yra nurodyta eilutė Check-in now ir kai jūs pateksite šį puslapį, visi šitie langeliai nebus užpildyti varnelėmis, todėl viskas, ką jums reikės padaryti čia, tai kiekvieną iš šių langelių pažymėti varnele. Na, tai padarę, žemiau galėsite pasirinkti vėlgi iš dviejų opcijų. Tai yra įsigyti jūsų asmeniškai pasirinktas sėdėjimo vietas lėktuve arba šios paslaugos neįsigyti ir tiesiog pasirinkti nemokamas sėdėjimo vietas, kurias jums tam tikrų metodų pagalba Ryanairas paskirs pats. Vėlgi atsiminkite, kad norėdami užbaigti savo bilietų registracijos procedūrą ir gauti nemokamas sėdėjimo vietas lėktuve, jūs galėsite tik likus nedaugiau kaip 7 dienoms iki jūsų skrydžio pradžios. Na, o jeigu visgi nuspręsite įsigyti savo sėdėjimo vietas, vėlgi jūs tai galite padaryti likus nuo 30 iki 8 dienų iki jūsų skrydžio pradžios. Taigi, jeigu jūs visgi nuspręsite įsigyti sėdėjimo vietas lėktuve, viskas, ką jums reikia padaryti, tai pažymėti štai šį apskritimą taškeliu ir spausti Check-in now mygtuką. Na ir tai padarę, prie save jūs pamatysite lėktuvo kėdžių išdėstymo planą. Na ir čia vėlgi pažymėję keleivius, kuriems jūs norite nupirkti sėdimasias vietas, varnelėmis jums tai reikės pasirinkti būtent vietą, kurioje tas keleivis norės sėdėti. Na ir kaip matote, šalia yra parodyta, kiek tam tikros kėdės kainuoja. Taigi pasirinkę sėdimasias vietas, tiesiog pavažiuosite žemyn, na ir jas įsigysite. Tiesiog taupydamas laiką šios procedūros aš jums nerodysiu. Tačiau vėlgi, jeigu sėdimosios vietos jūs įsigyti visgi nenorėsite, tuomet jums reikės taškeliu pažymėti štai šį apskritimą ir vėlgi spausti Check-in now mygtuką. Tai padarę jūs būsite nukreipti štai į tokį puslapį, na ir čia jūs galėsite, jeigu neįsigijote pirkdami savo aviabilietų, vėlgi įsigyti tokias paslaugas kaip kelionės draudimas, nusipirkti papildomą bagažo vienetus, užsakyti automobilio stovėjimo paslaugą ar čia pat užsakyti pervežimo oro uostas viešbutis paslaugas. Taip pat pavažiavę žemiau jūs galėsite užsakyti ir nestandartinę, pavadinkim taip, inventoriaus gabenimą, tai yra sporto inventoriaus, muzikinių instrumentų gabenimą ar kūdikiams reikalingus atributus. Na, aš manau, kad dauguma iš jūsų, apart mažų vaikų tėvų, kurie greičiausiai visgi įsigys vežimėlio gabenimo paslaugą su savim, kitų paslaugų jūs neužsisakinėsite. Taigi viskas, ką jums reiks padaryti šiame puslapį, tiesiog paspausti apačioje esantį Continue mygtuką. Na ir vėlgi tai padarę, jūs prie save pamatysite štai tokį puslapį, kuriame yra teigiama, kad norint atsispausdinti savo aviabilietus ir pabaigti savo bilietų registravimo procedūrą, viskas, ką jums reikia padaryti, tai paspausti Check-in mygtuką. Na, štai ir viskas, jūsų bilietų registracija kaip ir atlikta ir paskutinis žingsnis, kurį jums reikia atlikti, tai yra arba atsispausdinti bilietus čia pat vietoje, jeigu darant bilietų registraciją prie jūsų kompiuterio yra prijungtas spausdinimo aparatas. Na, o jeigu tokio
įrenginio jūs šiuo metu neturite, jūs savo bilietų kopiją galite įsisaugoti PDF formatu. Na, o kad tai padarytumėt, tiesiog paspauskite Save as PDF mygtuką, na ir įsisaugokite bilietus jums priimtinoje savo kompiuterio vietoje. Na ir pabaigai pažiūrėkime, kaip turėtų atrodyti jūsų bilietas įsaugotas PDF formatu. Na ir kaip matote, štai čia būtent taip ir atrodo jūsų AVE bilietas, kurį jūs turėtumėte įsisaugoti savo kompiuterį PDF formatu. Na ir kaip matote, jūsų bilietą sudaro vienas puslapis, kuriame yra nurodyta jūsų skrydžio informacija. Jeigu jūs skrendate, tarkim, pirmyn atgal, tuomet bilietą vienam žmogui sudarys 2 puslapiai, kuriuose bus nurodyta jūsų skrydžio pirmyn ir jūsų skrydžio atgal informacija. Na ir pabaigai asmeninė rekomendacija jums, paremta asmeninė patirtimi. Spausdinant savo AVE bilietus visą laiką rekomenduočiau pasidaryti ir atsarginę kopiją. Na, nepagailėkite iš tikrųjų papildomo popieriaus lapo atsarginiui bilietui, nes atsitikti gali bet kas, jūsų bilietas gali pasimesti, jūsų bilietas gali susigadinti ir taip toliau. Na, o jeigu kartais taip ir įvyktų, už papildomą savo AVE bilieto spausdinimo procedūrą oro uoste jūs sumokėtumėte tikrai ženkliai daugiau, nei jums kainuos papildomas popieriaus lapas atsarginiui bilietui. Taigi, tiek informacijos apie Ryanair AVE bilietų registravimo procedūrą. Dėkoju už dėmesį ir gerų kelionių.